Jeigu reikėtų įvardinti, kokia mėsa mano mėgstamiausia po vištienos, tai tikrai triušiena. Ir labai džiaugiuosi, kad mūsų draugai Kitchen Me turi puikias triušienos dešrelės, kurios tinka ir vaikam, ir suaugusiem. O kad vaikai dar labiau jas pamėgtų, aš turiu vieną tokį stebuklingą receptą, su kuriuo jūs ir šiandien noriu supažindinti. Tai pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai išsivirti bulvių košę su morkomis ir truputį aš įdedu slapto ingrediento, tai yra ciberžolė. Skaisti saulėta spalva ir dabar į šitą visą košę, kai jau mūsų dešrelės iškeps, dar įdėsiu žalių žirnelių. Žinau, kad ne visi mėgsta vaikai žirnelius, ankštis labai daug kas mėgsta, o pačių žirnelius nelabai. Tai čia yra tas variantas, ta košė, kur gal jūsų vaikas pagaliau pamėgs žirnelius, kartu valgant kartu su šia košė ir su nuostabiomis dešrelėmis. Tai kaip reikėtų paruošti dešreles? Tiesiog reikia jas išimti iš pakuotės ir sudėti ant skardos, kuri prieš tai išklota sviestiniu popieriumi. Galite jas kepti ant laužo, dabar pats metas, aišku, bet kai už lango nelabai koks oras, tai visą laiką pagelbsti orkaitę. Tai tiesiog tas dešreles sudėkite ant sviestinio popieriaus, truputį galėsite apšlakstyti alyvuogių aliejumi ir iškepti. Nepamirškite atkreipti dėmesį, kad rinkitės tokias dešreles, kuriuose nėra sintetinių dažų, konservantų ar kitų sintetinių maisto priedų. Taip, dabar apšlakstome šiek tiek alyvuogių aliejumi ir dėsime į orkaitę ir kepsime apie 15-20 minučių, kol gražiai jos apskrus ir iškeps iš vidaus. Beje, turbūt visi žinote, kad triušiena viena iš švariausių mėsos rūšių, kaupianti mažiausiai chemikalų. Tai todėl ir ją naudoju. Ir kol dešrelės baigia iškepti, aš paserviruosiu žymėje mūsų morkų, ciberžolės ir bulvių košę. Tai tiesiog į lėkštę serviruoju visai šeimai, tai į lėkštę dedame pradžioj visą košę. Tada ant košės barstau žirnelių. Taip. Ir ant žirnelių ištrauksiu pačias skaniausias triušienos dešreles. Tiesiog jas galima dėti ant košės šono. Štai ir patiekalas paruoštas. Jeigu nevalgytų šio patiekalo vaikai, tai aš dar užbarstyčiau gausiai kalendrų ir bazilikų lapais. O jeigu jūsų vaikai mėgsta bazilikus ir kalendras, tai drąsiai užbarstykite kuokštą šviežių žolių ir patiekite savo šeimai į stalą. Tad visiems skanaus ir nepamirškite, kad dešrelės gali būti gaminamos ir iš triušienos.